Sveiki, jeigu žiūri šį vaizdo įrašą, turbūt sergi hiperakuzija arba turi problemą, tai skauda tavo ausis nuo garsų. Galbūt tavo artimam žmogui yra ši bėda, turbūt jau kreipėsi pas gydytojus, bet nelabai jie ką žino. Kaip kai kurie pasako, vaistų gydymo nėra, naudok kištukus, kurie tik dar labiau tau vėliau pablogins situaciją. Tai aš irgi turėjau tą bėdą, lygiai prieš metus man suaktyvėjo jinai, dar po 2 mėnesių buvo tiek prastai, kad nebegalėjau automobiliu važiuoti, teko stabdyti įmonės veiklą, atleisti darbuotoją ir išeiti 6 mėnesius atostogų. Tai trumpai tariant, tai ta hiperakuzija ar psichosomatija man buvo. Tai čia aš pats nesu gydytojas, tiksliai nežinau, bet jeigu taip nežiūrint to viso vaizdo įrašo, kad pamatyti atsakymą, tai man buvo, kaip supratau, psichosomatika, kaip čia pavadinus, tai problema galvoje. Ir pavyko man vien minčių pagalba sustvarkyti per kelias dienas, grįžti vėl į normalų gyvenimą. Aišku, šiai dienai tai vėl subanguoja, ateina vėl tas jautrėjimas, bet jau, kai žinau tą visą principą, kame problema, kame šaknis, kaip su to kovot, kaip nekreip dėmesio, tai gyvenimas vėl patapo pilnavertis ir lengva gyventi. Tai jo, kas man buvo, tai faktiškai čia ilga istorija, bet pamėgins nuo pradžių pasakyti, kad man jau prieš 11 metų man prasidėjo, tai aš mokyklos laikais labai daug repetuodavau dainavimą. Po 4 valandas per dieną po mokyklos kambarį su koncertiniam klonėlėm didelio garso, naudojant didelį garsą, tai ir man mokslo metų pabaigoje pradėjo įsiskaudėti ausis nuo to garso. Po to, kad aš važiavau pas gydytojus, viskas tvarkojo, nieko nežinau, viskas gerai. Ir taip gyvenau keliolika, čia 10 daugiau metų. Per šventės, per gegužinės visą laiką būdavau su vata ausys ir problemų nebūdama tame. Dabar čia nusprendžiau biškį sugrįžti muziką rimčiau, įsigijau garso aparatą normalų, geras subkolonėlės, topus, aparatūrą ir per vieną iš balių atgrojau ir skaudėjo ausis per visą balių, biškį keikiausi, kodėl apsiėmiau tuo momentu visas tas 8 valandas, taip supratau, kad čia ne kažką, jau garsą atsukęs, jau nepritylinsi ir reikia tą šventę iškęst kažkaip tai. Tai va, ir po to šventės ryte pastebėjau grįžęs namo, kad vaikai paskambino pianinu, jau kad ausis jau jautriai reaguoja. Dirbant savo darbą, tai yra santechnika, perforatoriai, kampiniai šlifuokliai, grįžimai, aišku, visada buvau su ausinėm aš, bet jau tai man pradėjo, žiūriu, jau per ausinės jau muštą jautrumą. Ir tai per 2 mėnesius dar labiau pablogėjo, kol man su automobiliu važiuoti pasidarė jau sudėtinga. Ir pamačiau, kad jau viskas, jau su kastuvu kasti smėlį, jau tas čia eina per ausis jau. Viskas, stabdžiau įmonės veiklą, atleidau darbuotoją ir išėjau atostogų priverstinų. Visas 6 mėnesius buvo tikrai blogai, dušą maudytis negalėjau, galėjau, bet nemaloniai buvo nuleisti vandenį, klozetę skaudėjo, durų garsas, kaip vaikai ateina, jau tokia jau baimė, jau atrodo, užtekdavo net įsivaizduoti, kad tas garsas ir man jau suskausdavo ausis. Ir taip, apsilankiau pas daug gydytojų, kiti net nežino, kad šis toks dalykas yra, kiti paprasčiausiai, vaistų gydymų nėra, naudoju kištukus. Panaudoju kištukus, vakarė grįžęs visą dieną, pavyzdžiui, su kištukais pabuvęs, išsitraukė, man buvo tai blogiausia diena turbūt, jautriausiai, nes visą dieną užsikimšęs, atidarai ir tikras garsas, visą kitą ir kosmosas. Tai viena gydytoja Kaune, šiek tiek jinai nusimananti su hiperakuzija, šiek tiek dirbanti, irgi vieną kartą turėjau susitikimą su ją, tai aišku, tos visos garso terapijos internete, turbūt jūs irgi jau susiradę esate YouTube'e, ne, Pink Noise, White Noise, visas tos garso, tai aš juos ir bandžiau, bet menkiausias garselis, ten šnipštumą tai leidžiantis,
skaudėdavo tiesiog eina skausmelis ir vietoj negana to, kad aš galėdavau pagarsti, man reikėdavo pritylinti. Nu, iš 50 garso lygio ant 8, po to ant 7, ant 6, tai iš vis ten jau nebegalėjau leisti. Buvo tikrai žiauriai tragiškai, po to paskutinę kartą, nu, jau kiek čia praėjo 6 mėnesiai, jau meditacijas bandžiau tiesą. Vieną sahadžį kaip tą, po to kita meditacija buvo tais garsais, tikrai sąžiningai, nes aš prieš tai esu bandęs tos visus dalykus, nu, ne tos konkrečius, bet tas nusiraminimus, meditacijos, tos tokius susikaupimų, tai man nebuvo naujiena, tai tikrai sąžiningai dariau, bet nepadėjo. Tai vieną meditacijos metu man skaudėdavo netgi tas ausis irgi, nes vien to tie visi garsai jau, ta vibracija, ir užsispaudžiau čia tas vietas va, ir laiku, nu kas čia, pabandom, užspaudžiu už 3 sekundžių, nebeskauda. Atleidžiu, vėl pradeda skaudėti, vėl užspaudu, vėl praeina skausmą, galvoju, ir tada man suspazmavo tos ausis. Pradėjo taip skaudėti, kad naktį 6 beveik nemėgau, tai pradėjo man skaudėti kažkoks spazmas, tada važiavau į Šiaulius vėl pas gydytoją, ten jau pamatė, kad yra uždegimas, davė vaistų, šiek tiek pagerėjo, bet niekas neišsigydė ir toliau tai buvo. Tai nežinau, galų gale ėjo tai mėnesiai, niekas negerėjo, viskas tas pats. Ir tą kognityvinę elgesio terapiją su tokiu Mindaugu iš interneto. Dalyvavau vienoje seminare mėnesio trukmės, uždaviau vieną kartą klausimą, ar galiu minčių pagalba išgydyti tą skausmą ausų nuo garso. Ir jisai atsakė taip, kad čia ta vieta yra susijusi su baimės zona, jinai baimė esant susispazmuoja ir būna problema. Kūno kalbų knygų mėgstu skaityti, apie, serialas buvo Lie to Me, melo teorija, tai ten tas iš tų knygų irgi sako, kad tam tikra mūsų emocija, tarkim, gali, tam tikra kūno vieta susijusi su tam tikra mūsų emocija. Pavyzdžiui, baimė, stresas, tai aišku, skrandis, vėl nagų kramtymas, koja, toks neramų kojų sindromas, ten mes irgi žinom, motyvacijos trūkumas ar tai ko kito. Tai ir čia tas ausų skausmas. Tai tarytum sako, kad gali būti kažkokie tai psichosomatiniai dalykai. Mano mama, jeigu daug apie tą psichosomatę, jinai man senai sakydavo, Renata, tau psichosomatė gali būti man subkolonėlis, garsas, atidaužė, sakau, fiziškai. Ką tu čia kalbė, sakau. Kelis kartus taip jau sakydavo, nes jinai tuos dalykus labai išsistudijavus, ten kelis metus jinai ten domėjosi labai rimtai tais dalykais, nes turėjo pati su to susidūrus, tai jinai susitvarkė ir tai va, tai reikėjo anksčiau paklausyti, aišku. Ir paskutinį kartą, sakau, tiesiog su ChatGPT susibendravau, prirašiau jam apie tuos visus dalykus, kiek užspaudžia, kas man buvo, viskas, tokį lapą, sąrašą susirašiau, važiavau vėl pas gydytoją į Kauno klinikas. Daviau tą lapą paskaityti. Sakau, čia tikrai kažkoks lėtinis uždegimas yra. Važiuoju į Kauną 50 km/h su ošiaus mašina, kad būtų tyliau. Kištukai, kepurė, kapešonas jau. Sukanės danės jau man per šitą ausį visą čia eina į kaklą. Autostrada 85 važiuoju su Volvo. Fūros lenkia. Aš net nežinau, kaip reikės parvažiuoti, galvoju kažkokį viešbutį dar kažkur pernavat. Tas 2,5 valandos kelią, nueinu pas gydytoją ir skaito, jinai sako, aš pati paskaitysiu tą lapą, perskaitė, pasižiūrėjau ausis, jos sako, tikrai ne ausų uždegims. Mano vėl kortų namelis visas sugriuvo, vėl aš nežinau, vėl tai jau maniau, buvau be atradas tą, sakykime, kelią, kad čia kažkoks uždegimas lėtinis, tikrai sutampa atrodo, nes kai pats prisigalvoju tų dalykų, ne daktaras, mes visi žinom, kaip čia tos galios, kokią galią mes turim prisigalvoti, prisimastyti.
Nu, žodžiu, tau sako, gali būti kaip tas, sako, psichosomatai, jos. Nu, žodžiu, nepečiasi išėjau iš gydytojos, nu, sako, tie dvasiniai dalykai, sako, jie yra sunkiausiai gydomi. Gydytoja tikrai nuo širdį, tikrai, nu, ačiū. Turbūt jeigu žiūrit, tai suprantat apie jūs kalbu. Tikrai ačiū, matęs, kad tikrai stengiasi pagelbėti. Nu ir ką, važiuoju namo su tą mašiną, sustojau degalinę pavalgiau, galvoju, nežinau, nu pabandom važiuoti, gal pavyks. Vėl 85 važiuoju, fūros vėl lenkia, mirkčiojus iš galo, kad taip velkos. Lemu, galvoju, gal iš tikrųjų ta psichosomatija buvo. Aš grojau tas 8-9 valandas su muzikantų ausinėm, in-ear sistema. Tai reiškia, užsikiša ausinės, jos uždaro garsą išorės. O šalia turi tokį imtuvą, kuris prisimaškai. Muzikantai būna per šoną prisidėjęs, matote, ne? Ir ausinės ateina, tu užkimša garsą ir pats pasigarsini kiek nori. Na, ir pagalvos, nu fiziškai tai negalėjo, tas jau garso banga tiek tą būgnelį išdaužyta, ne? Plius ta baimė zona, negal, o aš tą visą laiką bijau, jutau tą skausmą tą namų ir aš bijojau. Gal man tas 8-7 valandas užtruko įsispazmavo tą vietą. Gal aš iš tikrųjų tiesiog ta buvo tokia baimė ir įsigandau ir bijojau ir užsispazmavo ir užsifiksavo kažkur va čia kažkas, kad uždėjo smegenėlės ribą ant to nervo, kad viskas peržengė skauda. Nu ir ką, davai, bandom. O pas Mindaugą, kur lankiau tos kursus, ten kaip reikia negalvoti apie kažką, suvaldyti mintis, man dar klientų bendravimo. Dirbu santechnikoje, tai ten visokio plaukų žmonių būna ir gerų ir blogų, tai su jais išmokti bendrauti, nekreipdėmėsio, nes aš toksai jautresnis esu, sakykime, rimtai labai žiūriu, atsakingai viską. Tai tokiem žmonėm turbūt tu esi jautrus, jeigu turi tų problemų. Tai ten mokino, kad reikia per pratimus, per vaizdinius, įsivaizduoju tam tikrus pratimus, ten kaip pavyzdys šitą pusę, jinai pergina, kas ką pasakys, kas ką galvoja, šitą pusę pikta, šitą taip. Sako, ir įsivaizduok save esantį priešai save, jau po 10-15 metų viską pasiekinti. Ir tu, sako, iš to, kaip užtrauktukai išsineri, palieki tą savo seną kevalą ir susilieji su tuo. Va tokia, viską per vaizdinius reikia segoti, nes smegenis, sako, jos viską mokinasi, adaptuojasi, persitvarko per vaizdinius. Ne mintimis negalvojant, bet turiu įsivaizduoti vaizdą. Tai galvoju, ir aš tą. Išsiriuku mašiną, viskas, nebebijau. Tegu eina viskas. Ir įsivaizduoju tokius vaizdinius, kad kaip kokio didžiulio mašinos saugiklį, kai būna saugikliuką tokį iš galvos, paimė ir išsitraukiant to saugiklio parašyta skausmas nuo garso. Iš ausų išsitraukiu tokius darinius, nervinius tokius, kad ant skausmas, baimė. Ištraukiu iš galvos, išmečiu pro langą, įsivaizduoju ir per tapkę su mašina 100 spaudžiu, nūžė, jau jaučiu, o man jau garsas ėjo ir į kaklą, ir nugarą pradėjo taip skaudėti jau. Viskas, nebijau, ta tokia nugalėt, ta tokia baimė tokia, nes tu žinai, kad kiekvienas toks skausmas, garsas, jis tau dar tik pablogins situaciją, taip galvoji. Ir va tą tokią baimę nugalėt, tą savisaugos, tai yra, tie, kurie yra koviniam sportui, jie žino, ką reiškia tą baimę nugalėt. Tai čia kažkas panašaus yra. Nugalėta baimė, tai jo, ir per tapkę 100 leidžiu viską, ir eina visas tos mintis vėl, kad čia bus, tai išsitraukiu vėl, nu ką jūs manot, 100, kai pradėjau važiuoti autostradą, taip namoje parvažiavau, per visus tuos, nuo Kelmės iki Akmenės rajono, tais visais žvirkeliais, kurie tokia labai garsiai padangas per jos ūžė, ir aš nesupratau, kas čia įvyko. Galvoju, kitą dieną, negi čia taip, čia savo garso aparatūrą į lauką įsnišiau, tada pasijungiu tą garsą ir iš karto eina tas garsas, man tausės jautresnė, eina tas garsas toks, nekreipsiu dėmesį, išsitraukiu tą kažkokį nervinį davinį, parašytą ant jo skausmas nuo garso, išsitraukiu iš čia, išmetu laukan, klausom muzikos, garsiai ir tas baimės skauda, kol po to užsimiršta, praeina.
Pliama, šakės galvoju. Ir nuo tos dienos, nuo kitos dienos man tik tais per savaitę laiko susitvarkė daugmaž. Susitvarkė mėnesį buvo gerai. Tai po to vėl buvo užėję ir dabar yra užėję tokia vėl sujautrėjimas. Tai sakau, bet jau tu žinai, kad čia viskas galvoj. Tas toksai, ta baimė. Su tais jau kažkaip suvaldai, sukontroliuoti dalyką. Tiesa, teko biškai ir antidepresantinius pabandyti pavartoti, bet nežinau, ten turi ilgai vartoti, aš vartoju tik 2,5 mėnesio. Nes aš tenais nelabai pajutau, apart to, kad naktį atsibundi ir tokia visokios baimės pilnos mintis, kažkas čia gal braunos namus, kažkas čia nepatiko man. Tai nelabai skubėjau šitos vaistus bandyti vartoti, nes, tas, žinau, vaistai požiūris, stengiamės visada kuo natūraliau sveiką gyvenseną, kuo sveikesnis maistas, sportas, vaistus stengtis kuo mažiau iš jų vartoti. Čia toksai, gerai, yra problema, davai bandom, bet nelabai patiko, aš taip visi stikinęs, kad čia pats gali labiau sustvarkyti. Tai va, čia tam kompiuterį ir buvo tos problemos mano. Ir dar esu nusipirkęs ir garso matuoklį decibelų, tai visus garsus, ko nežinau, kiek šita mašina decibelų, kai buvo blogai su vienintelė Audi, mamos Audi A6 galiu 2006 metų, ten 62 decibelai jinai važiuojant 90-62 decibelus. Tai su ta mašina galiu važiuoti, su senesniais Passatais ar kokiam kitom, ar su savo darbinė trafiku, tai ten 7,5 decibelai, net nei kalbos net negalėjo būti. Tai nežinau, tai svarbiausia yra, kai man prasidėjo būtas visas blogas dalykas, aš taip pat ėjau tas visas ieškotus grupės Facebook'e. Tai ten nežinau, kaip jum, bet paskaitai tos komentarus, ar aš vienintelė 12 mėnesių jau vyrų išlaikytinė? Ne, aš ne vienintelė, aš 18 mėnesių. O jūs tik tiek, aš jau 7 metai namuose sėdžiu. Kokią jūs padangas savo mašinai perkat? Man va taip, tik tai per plaukai pradėjo pasišiaušti, tokius komentarus skaitant. Nenoriu nieko blogo pasakyti, bet kiek pamačiau, ten dauguma tokių žmonių ir nėra kovotojai, sakykime, ir labiau linkę dėjot, o ne, aš nežinau, ten tų visų istorijų, aišku, bet pamačiau, kad aš nesu iš tų, kuris ten rašys, verks, aš savyje su kovotojas, imti savo gyvenimą už ragų ir savo gyvenimo kalvis. Ir išėjau iš tų grupių, nenorėjau jokių tų blogų, pesimistiniškų minčių ir jum patariu. Neužsidaryti namuose tik tais, eiti gyventi pilnavertišką gyvenimą, eiti sportuoti, laksyti, aš taigi visą žiemą išlakščiau, traukinys važiuoja irgi vatos įsidėdė, ta kažkur traukinys, netgi buvo, aišku, net ir laksyti nebuvo visada malonu, bet svarbiausia yra neužsidaryti, neprieiti į depresiją, nes čia tą ligą biuletenio negausi, dirbti negali. Iš ko gyventi, kaip čia. Artimiesiems tu atrodys visiškai sveiks, jie net nesupras, kad tau yra šakės. Sakau, tau koją nupjautų, tu bent tu žinai, kad tu kojas neturi, viskas tau uždeda kažkokį tai netikrą koją, tu bent tu žinai, kas yra visa kita. Čia tu esi nežinomybei, tu nieko nežinai, tu net nežinai, kiek plačio. Mėnesį, pusę metų, metus, 20 metų kentiesi, tai bus, tu nieko nežinai, tu esi nežinai, čia yra, atein vaiks jau tą rankiną paimti per ausis, virtuviai lėkštės garstai, tai čia išės mums hiperakuzininkam kažkoks kosmosas šakės, tas dažės matyti. Tai svarbiausia yra, sakau, neįti depresiją, neužsidaryti, stengtis toliau dalyvauti tarp žmonių ir aš nežinau, yra čia daug, tai hiperakuzijos eina daug lygos, baimė garsam, po to nemalonių garsų, kaip polisterolitas garsas, tai man dabar atsirado daug daugiau tų nemalonių garsų yra. Ir grinai skausmas jau sujautrėjimas. Vienam sujautrėjimas garsam, kitam skausmas. Tai aš nežinau, ar čia psichosomatija atskira, ar čia hiperakuzija ir yra psichosomatiškai. Aišku, sako daktarai, kad ta hiperakuzija yra grinai smegenų kažkoks persikalibravimas, suvokimas kitaip garso, jau daug daugiau. Bet turbūt irgi jau žiūrėti tą
iš itališko to kažkokio puslapio svetainėj tas išsivertę esat visą tą informaciją, perskaitę tos 20 kelias lapus informacijos. Tai mano istorija tokia yra, tai šiai dienai aš jau gyvenu vėl pilnavertį gyvenimą, aišku, sakau, ausis saugaus, jautras man yra, tie visi garsai, bet aš stengiuosi, negalima nuo jų užsidaryti, nubėgti. Bent jau mano atveju man padėjo tas susitvarkymas ir mintimis. Tiesiog padėjo tai, kad atradau, suvokiau, kad čia problema, pavyko suprasti, kad čia problema buvo tik tais minčių lygmenį viskas ir kaip jum yra, aš nežinau, aš ne daktaras, gal čia yra kaip ir visai kas kitokia liga, tai jum palieku spręst ir bandykit, svarbiausia nepasiduot. Nes buvo tokių minčių, mane gal vienam daktarai, sakau, tai gal daktariai Vilniui, sakau, tai gal man tas ausis reiktų, rodo, kelis dar kartus sako, bet tu tikrai negalvok, tikrai, yra ten tokie antibiotikai, kurie sako, tau tą nervą pažeis ir negrįžtamai, bet jinai man dar kelis kartus po to, bet tu klausai, bet tu tikrai negalvok, žinai. Išeinu iš tų Vilniaus, sėdžiu į Boltą lapas, gal atsėdo ant priekio laps. Aš nesu kitoks, aš tiesiog jūsų negirdžiu. Toks sutapims, ne? Pasakai, davai taip, ir čia sėdi į Boltą ir tau lapas jau. kur negirdys žmogus vairuotojus. Tokia, tokių sutapimų daug buvo, jeigu pradedat kreipdėmės jos. Tai nepasiduokit, bandykit ieškoti ir pabandykit gal ir mano tą būdą susitvarkyti. Gal padės jums. Nes šiai dienai čia kai yra visiškai šešėlinis dalykas daktarams, jie kai kurie kaip ir žino, kad toks dalykas egzistuoja, bet kadangi turbūt mažas žmonių, per pasaulio globaliai yra 1000 tų problemų turinčių, bet pakol dar nėra tos gydymo tokios nišos, kur mokytų gydytojus tvarkyti tą dalyką, nes mažai pakankamai sergančių, taip globaliai, ne globaliai, bet taip konkrečiose šalyse yra. Tai neapsimoku turbūt formacijai dar tą dalyką žiūrėti, gydyti, mokintis. Pabandykit mano būdą su mintimis, su vaizdais. Galėta baimė, gal čia jums bus tas pats, kaip ir man buvo. Iki.